Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia ištrinti Internet Explorerį. Šiaip šios naršyklės trinti ne visai rekomenduočiau, nes kartais jinai praverčia. Yra tokių kvailų tinklapių, kurie tiesiog neveikia su kitomis naršyklėmis, tai nežinia kiek naudos yra pašalinus Internet Explorerį iš jūsų kompiuterio. Bet jeigu tiesiog nekenčiate Microsofto ir Internet Explorerio, arba tiesiog Internet Explorerio, tada jį pašalinti galite labai paprastai. Taigi keliaujame į Windows 7 operacinę sistemą ir mums reikia eiti į Control panelį. Start, Control panel, einam į Programs and Features menu, štai čia, ir dabar mums reikia eiti į šitą menu Turn Windows Features on or off. Kadangi Internet Exploreris yra kaip po Windowsų komponentas, tai galime ištrinti iš šio meniu. Taigi matome Internet Explorer 11 ir mums tai reikia atžymėti šį meniu. Pranešimas, kad galit kas nors nustoti veikti, pavyzdžiui, jūsų internetas, nes neturėsit naršyklės, su kuo naršyti internetą. Mes turime Chrome susinstaliavę, taigi spaudžiame jas ir OK. Ir dabar matome vyksta Internet Explorer pašalinimas. Neturėtų užtrukti labai ilgai. Bam, viskas. Pabandykime susirasti Internet Explorerį. Ir jo niekur nėra. Viskas, Internet Exploreris buvo pašalintas. Jeigu norite jį susigrąžinti, tiesiog einame į tą patį meniu, Start Control panel ir įjungiame, uždedame tą pačią varnelę, kurią nuėmėme ir Internet Exploreris bus instaliuotas atgal. Tai štai, labai paprasta, tikiuosi jums pravers. Jeigu turite klausimų, būtinai palikite juos komentaruose, nepamirškite paspausti laiko. Iki kito karto.